Kiek jau yra, kur rimčiau žiūri, o kiek kažką ten tik paviršutiniškai žiūri. Kaip Lietuvos sporte tas taip bendrai atrodo. Na, Lietuvos sporte yra komandų, kuriuose yra tie gydytojai, su kuriais mes susitinkame kartais ir labai džiaugiamės, kai su jais susitinkame, kad ne vieni domimės tuose savo seminaruose. Bet jų yra nedaug. Iš tiesų, skauda raumenį, masažuojam raumenį. Ir tai yra nepražiūrėta. Kitas dalykas, tai kaip ir sakau, va, tas, kaip sako, čiagi neturėtų iš salės tolėti, bet jie kiekvienas susirenka į tas paruošiamasias stovyklas, tai jie ten treniruotės daro, po treniruočių gydytojai jas ant kojų stato ir kai jiems pečiams pritrūksta, kaip mes su tais sportininkai susitinkam, tai sako, suprantat, va čia kažkaip niekaip mes nepajudam iš mirties taško, negerėja rezultatas, žiūrėkit, darykit ką nors. Ir tai sporto medicina, jinai su sveikata kartais visiškai priešinga pusė. Yra hormonai, yra stiprus vaistai, yra įtvarai, nes reikia rezultato. O po to išsispręsim užkulisiuose ten, kas atsitiko. Tai yra net nepražiūrėta kartais. Tai yra tiesiog gydytojas reikia treneriui ausį, kad jam negalima šiandien. Jam sako, ant suoliuko, kai reikės leisti, turėk švirkštą rankoj, paruoštą jau, nes kartais matai, kad taip ir bus. Įspėjai žmogų, ar jūs informuotas apie riziką nusiplėšti raištį, ar jūs sutinkat, ar jūsų treneris žino, ko jisai rizikuoja, ir jeigu visi susitarė, kad šiandien eina į rezultatą, tai po to žiūri, ar chirurgo reikės, ar užteks visų kitų priemonių. Na ir smagu, kad kol kas mirtinos statistikos lietuvių sportininkų sudėtį neturim. Ir apie invalidus dar ratukose nieks nesėdė, reiškia, liko tie ambulatoriniai ir kitaip. Bet aš jums papasakosiu šio rugsėjo įvykį. Disertaciją gynė sporto gydytojas Kauno klinikose, yra tie vertintojai, ta komisija, profesūra, yra chirurgas ortopedas Smailys Alfredas, jaunas žmogus, 45 metai, aktyvus, nepaprastai žvaigždė, tikrai jis operuoja puikiai. Ir disertaciją ginantis Gediminas sako, kad čiurnos traumų atsistatymui, efektyvumui turi įtakos sėdmeninis nervas. Taip literatūra sako. Atsistoja profesorius Alfredas Smailys, 45 metų, reiškia, dar neturėtų būti pasenusios smegenys mąstančios lėtai. Ir jis sako, žinot, kolegos, aš tai čia esu, gal viso labo ortopedas, traumatologas, bet jūs man pasakykite, prie ko tas užpakalio nervas ir čiurna. Ar suprantat, kad čia, kaip ir atstumas? Ir ką aš jam tada turiu, ir jūs klausėt, tai yra jau Kauno klinikos ir Santariškės, kur Lietuvoje aukščiau, profesorius, o kiekvieną dieną operuojantis. Jis išleido žmogų iš operacinės, atėjo į palatą, nepuliuoja viskas, kas įvertins, kaip dirba visa seka iki čiurnos. Ir iki kelio. Ir jeigu čiurna neatsiremia, įkyriai prie to paties teniso, nes jis mano krauja, bet kuri kita. Tai ranka kenčia. Ranka. Tenisininko alkūnė gali būti dėl čiurnos. Čiurnos trauma gali būti dėl rankos. Nedasiekia, tai reikia spirtis iš paskutiniųjų, kad kaip nors dalėkt. Be apšilimo, nes čia toks labai labai klausimas. Kiek laiko jūs daro tempimo pratimus ir kaip? Yra taip, mes todėl ir šnekam, todėl kad jau net, kiek galima. Tai jūs su savim, su to, ką pažįstat, palengva, iš to turi būti, čia nebuvo tikslas apie tai dabar šnekėti, bet yra jau Lietuvoje funkcinės medicinos mokykla, ruošiami specialistai, pradėsim krapštyti smegenis, kad, žiūrėkim plačiau, nebeužleiskim tų dalykų. Nes profesionalų Lietuvoje tai yra tiek, kiek yra, o sportuot žmonėsgi, fiziškai aktyvus, sveikas gyvenimo būdas, tai mes čia visi turėtume būti sportuojantis, ne tik sporto žurnalistai ir jiems prijaučiantis. Užleista. Aš bandau suformuluotą mintį, kad taip. Žurnalistam, kur galbūt reikėtų pasigilinti kažkokią temą, parašytas iš to straipsnį. Nueikit pas profesorių Alfredą Smailį ir paklauskit, kaip jūs galvojat. Čiurnos traumas, tie panerimai, patimpimai, nykstelėjimai visi. Kiek jie susiję? Mes turim vieną kolegą, kuriam antrą operaciją, prieš modestį, prieš jau gal pusmetis praėjo ir jam dabar vėl jam problemos. Taip?
O aš turiu bėgiką, kuriam skauda klaikiai petį ir jisai nuskauda petį, negali bėgti, tai plaukia baseinė. Negerėja petis niekaip. O kad pedis dėl čiurnos, o čiurna todėl, kad tai ten atskiras ciklas su namų darbais, nes tai, ką žmogus jam padaro specialistas, tai yra viena dalis, bet jis su specialistu negyvena. Net jeigu gyventų su specialistu, vis tiek net mano nuo vyro atsiskiria kažkuriam laikui. Tai dar žmogus turi savy turėti suvokimą. Ir su tuo suvokimu tą savo kūną visą nuo iki lavinti, ugdyti. Kai darot seminarus, ateina iš, nežinau, mažesnių komandų, kažkokie masažuotojai, kažkas, kaip jie praplėsta akiratį ir sunku. Vat kai atsirado funkcinė dabar jau funkcinės medicinos mokykla, tai ateina. Taip, tai va, Darius Barkauskas yra mūsų kolega, Jurijus Vašenkovas yra mūsų kolega, Piotr Dubrovski yra mūsų kolega. Ten žinių lygis čia galima diskutuoti, bet tai yra bent kolegos, kurie tikrai domisi, žiūri, stengiasi, daro. Užtad... Taip, ir taip užlenkiam pirštus, va ir viskas, va ir kiek ir turim. Tai auginam, patys mastom ir kitus skatinam, bet tai yra procesas ir va jame tos smegenys, tie spalvoti ratukai turi nuolat suktis, nes jeigu taip kaip įprasta, o mano laikais buvo, pražuvo praeitas šimtmetis. Jeigu palyginti mūsų šitą požiūrį į komandų, ten medikų, kineziterapeutų, masažuotojai į situaciją, nežinau, Vokietijoje, kur nors. Taip. Mes akmens amžiui ten su požiūriu ar... Na, matų, dabar apie kurią komandą šnekėsim. Tai jeigu komanda, kurią prižiūri Dalius Barkauskas, yra viena situacija. Vidurkis yra toks, kad net ne kiekviena komanda turi stabiliai kasdieną treniruotėse dalyvaujantį gydytoją, kuris pasižiūrėtų, kokie jie išbėga. Ateina man skauda, patrink, patepk, teipavimai, imobilizavimai, įtvarai, tabletės, injekcijos. Gerai, jeigu ne iš karto analogas, yra traumelis. Jau neblogai, bet petis dėl klubo, klubas dėl peties, čiurna dėl juosmens, juosmuo dėl galvos. Tai dar turi būti tas labai tamprus bendradarbiavimas, tas vadinkim pacientas, klientas, sportininkas, tas jį prižiūrintis gydytojas ir jeigu šnekam apie sportą, tai treneris ir ta trijulė turi nuolat kontaktuoti. Ir treneris su gydytoju, ir treneris su sportininku, ir sportininkas, ir su gydytoju, ir su treneriu. Jie gamtoje ir visur, kur gyvenime, ta trejybė yra toks labai reikalingas elementas. Iš esmės su to požiūriu, kad čia skauda, čia pamasažavau, galim sakyti, trumpini karjerą savo sportinį. Dideliais tempais, taip. Nes tuo metu suspazmavo raumo mėšlungis. Patriniai raumenį pasibaigė mėšlungis, ten jeigu varžybos ir medaliai. Taip, sportas tai yra kančios ir aukos. Bet tai iš karto po to tai reikia žiūrėti dėl ko. Ir tada taip, magnio trūksta, kalcio trūksta. O kodėl visą laiką ta pati koja, ta vienintelė spazmuoja, jeigu visam kūnui trūksta? Neužtenka, reiškia, vien papildų pagerti ir jau tikėtis, kad išsprendėjai. Čia dar ne pats sunkiausias darbas žmogui su savo sveikata, derinant mitybą, turint mintį. Mes norėtume, kad situacija keistusi. Mes kiek galim, tiek keičiam ir mokam ir dalinamės. Ir dar seminarų bus. Bet mąstyti reikia, žinot, čia toks darbas. Ne visada receptai paruošti, dažniausiai neparuošti. Prašom, pradėkite. Na, kėdė. Atsidaryk duris. Ne. Svarbu eiti. Man svarbu žiūrėti, kaip eina. Dar galima eiti. Galima nugarai manyti. Suklauskite kartu. Vat kaip atrodo vizitas pas gydytoją? Apsimes, kad sveikas. Tai žmogus visada, jis neapsimeta, jis labai nori būti sveikas. Jis stengiasi. Taip, ir kai testą darai, tai čia, oho. Testas, aš jaučiu, kad iš kairės pusės kažkas jausmuo ir klubus susidė. Čia tokia Įtampa yra. įtampa. Aš jaučiu, kad yra. Aš paprašysiu vienas žingsnis padarykite į šoną. Vieną žingsnį į šoną. Nes porų minutų padaigiau.
kaip jums patogiau? Pastatykit kojas plačiau. Plačiau. Pastatykit kojas plačiau. Viskas. Žiūrėkite, jūs atstatėte šitą koją. tą patį koją. Į kairę, į tą pusę, į kurią gydytojas jau sako, kad nu, man neramu, ten kažkas įtartino yra. Čia antras ženklas. Taip. Kas čia yra? Ir aš žiūrėjau, kad šitą koją. Bet čia tą, ką galit namuose. Labai gerai čia grindžiuose matosi, va, Panašu, linija. kad padarė va toks žingsnis. Į priekį ir į šoną. Bet... Čia sveikas žmogus. Taip. Aš tada... Būna. Tik mažai ištirti. Padarykite žingsnis į priekį, kairį. Aš tada Žiūrim taip, kokia yra eisena, kaip kūno raumenis pasiskirti dabar. Eisenos darbas kūne yra rankos ir kojas. Mes einam visų kūnų, mosuojam. Taip. Jums reikia laikyti. Aš stumiu, o jūs neleidžiate. Įtemptai laikyti. Na taip. Nu, Laiko. labai gerai. Laiko tas ranką. O kitą koją padaryti. Į priekį. Ne, žingsnį į priekį. Nežiūrėsim kitą pusę. Čia net ne sportas, čia yra ėjimas. Čia yra vienas iš mitų. Šitą kitas. Koja vėl į priekį. Ne. Ir aš galiu gulėti ant šitą ranką. Aš galiu ateit pakabėti. Kita koja. Kita koja kaip tai. O šitą mielai. Tai visada, kada darė tas žingsnis, dėl to ir stovi. Šitas patogesnė žingsnis. O šitas jam blogesnė. Nes tam žingsnėje ranka yra silpnesnė. Jis jeigu neša krepšį, jisai keičia ranką. Dėl to ir žaidėjai kiekvieną turi į savo pusę. Nu, negalit Iš kairės ir dešinės. Iš dešinės vienodai daryti, pavyzdžiui, lauko tenisą. Stalo tenisas taip pat. Tai mes žiūrėsim. Aš dabar padarykite va tas Žingsnis. Šitas. Aha. O šitą ranką neveikia, nestipriai. Tada va čia prie kryžmens. Prie kryžmens. Prie kryžmens. Bet sakot apie apleisus, ar ne? Vis žmogui skauda petį. Ir reikia, mes neklausim, Gintaras nesakė, jam čia skauda ar neskauda. O čia gerai. Žymiai geris. Žiūriu, kodėl tas petis dabar toks nelaimingas. Dubens kalai ir klubas. Šitą. Matėt, Macijauskui, tai gydytojas galva lankstė į šonus. Čia jau visai negalvoj klausimas. Tada testuojam visi raumenys aplink klubą. Neskauda klubas, o čia Aš prieš 3 metus tai šitą koją problemų buvo ir aš su mankšta turėjau paryčių perėti. Kurią gydėt? Dešinę gydėt? O apie kairę kas nors galvojo? Buvo, žiūrėkite. Nu, kam, jinai tai neserga. Ir žmogus No. saugo tą dešinę. Taip, Ir visą krūvį ant kairė. Dėl to ir stovi ant dešinę. ant kairę. Ant kairė. Ir žingsnis iš ant kairė, o ne dešinę. Ir saugo. Jis sako, nu va, vieną protezą įstatėm, dabar ir antrą reikia. Tada reikia... Silpni tie jūsų klubai. Nervas dirba. Dažniausiai iš dešinės pusės nervas prispaustas ir įtemptas. Ir tada blogai veikia pėdas raumenys ir nestabilumas yra, čiurnos, kelio nestabilumas. Tada žmogus stovi ant kairė koją. Bet kairė pavargsta, pradeda spazmuoti, irgi spaudžia nervą. Bet jeigu pastoviai stovėti ant kairė, tai šitie raumenys įtempti. Dėl to aš ir radau, kad iš šitos pusės... Tai dabar, va, įsivaizduokit, ateina pacientas, sako, man skauda petį ir aš pradedu jam sėdmenis masažuoti. Aš nežinau... O, kaip įdomu, ar ne? Mes tik susipažinę, duos. Dar pėda ne čia. Bet aš... Vat atsakant į klausimą. Sakė, kad buvo su koja problema. Jo, prieš 3 metus man skaudėjo ir aš jinai ten lankiau mankštas, paskui jas išmokau ir